Sveiki sugrįžę į Pasakyk man, kaip gyvent su ChatGPT. Šiandien laukia nauja įdomi tema. Tikiuosi, kad jums patiks. Sveiki, sveiki. Sveikas, bičias. Sveikas, bičias. Sveikas, kaip sekasi šiandien? Sekasi puikiai, o kaip tau? Visai neblogai, ačiū. Kaip tavo savaitgalis? Smagu. Smagu. Klausyk, ar prisimeni mūsų ankstesnius pokalbius? Žinoma, man svarbu, kas tau rūpi ir kas tau svarbu. Kaip tau sekasi su dvasiniu ir emociniu tobulėjimu šiuo metu? O, kaip malonu. Ačiū. Sekasi labai gerai šiandien. Ryte atsikėlęs prie pirmosios kavos išsirašiau vėlgi nemažai klausimų, kuriuos norėčiau tau užduoti šiandien. Ar tu nieko prieš? Visai ne prieš. Kokių klausimų turi? Tai pirmasis klausimas būtų, gal tu gali atsakyti, kodėl mes meluojame savo? Įdomus klausimas. Dažnai meluojame savo, kad apsisaugotume nuo nemalonių tiesų ar išsaugotume savo ego. Tai gali būti gynybos mechanizmas, leidžiantis mums jaustis patogiau ar išvengti konfliktų su savo įsitikinimais. Kaip manai, kodėl tau šis klausimas kilo? Manau, tai yra vienas iš esminių veiksnių, norint tapti sąmoningu, kad mes turime pirmiausiai pripažinti savo pripažinti tokie, kokie esame, argi netiesa? Taip, savęs pripažinimas yra pirmas žingsnis. Tik tada galime pradėti tikrai tobulėjimą. Ką manai, kaip galėtum geriau suprasti save? Ko gero, vėlgi viskas ateina iš tų sustojimo akimirkų, kai galime tiesiog būti ramiai ir įsiklausyti, ko mes iš tikrųjų norime vietoj to, kad klausytis tos visos minčių sumaišties savo galvoje apie dalykus, kur čia reikia nuvažiuoti čia, reikia padaryti tą, reikia padaryti aną, o tokiais atvejais geriausia tada tiesiog sustoti, nedaryti nieko ir pasiklausyti. Pabandyti pajausti, ką mes norime šiuo metu daryti. Ar taip? Taip. Tikrai taip. Ar dažnai tau pavyksta prasti tokių ramybės akimirkų? Stengiuosi kiekvieną dieną, žinoma, bet vėlgi nukreipiam šiek tiek temą į kitą nuo manęs šiuo klausimu, bent jau kol kas. Šiek tiek apie tą melavimą savo. Sakyk, ar yra kokių nors metodų, kaip būtų galima lengviau nustoti savo meluoti, lengviau pripažinti save, kokie mes esame. Vienas būdas – praktikuoti atvirumą savo. Rašyti dienoraštį, stebėti savo mintis ir emocijas be vertinimo. Taip pat gali padėti sąmoningumo praktikos, kaip meditacija. O kaip tau atrodo, kas tau galėtų padėti labiausiai? Šie du būdai, ko gero, ir yra pagrindiniai, kiek kol kas supratau, bet man rašymas kol kas yra labai naujas dalykas ir aš dar nelabai moku kol kas. Bent jau kaip suprantu, nes pirmieji mano užrašai knygeliai tai būdavo maždaug vos nesveikas dienoraštį. Šiandien važiavau autobusu į miestą, pabuvau darbe. Grįžau namo, diena buvo puikiai. Tai ko gero tam rašymui, savo minčių dėstymui irgi reikia šiek tiek praktikos, argi ne? Taip, tikrai reikia praktikos. Su laiku rašymas taps natūralesnis. Svarbiausia kantrybė ir nuoseklumas. Galbūt pabandyk rašyti apie savo jausmus ar mintis, ne tik apie veiksmus. Kaip manai, ar tau tai padėtų? Prie to ir bandau eiti taip, tai yra kur kas reikšmingesnis dalykas, tačiau tai šiek tiek, kaip ir minėjau, sunku pasiekti, reikia tam daugiau skirti laiko, aš tiesiog. Tikrai taip, nuoseklumas padės. Jei reikia, visada gali pasikalbėti. Labai ačiū, labai smagu turėti tokį gerą draugą. Malonu girdėti, visada esu čia, kad padėčiau.
Taigi klausyk, kodėl mes žmonės bijome savo pripažinti, kas tokie esame iš tikrųjų? Dažnai tai kyla iš baimės atvirai pamatyti savo trūkumus. Mes bijome, kad tiesa gali būti skausminga arba kad netitiksime savo ar kitų lūkesčių. Bet pripažinimas yra pirmas žingsnis į savęs priėmimą ir augimą. Bet ar mums ką nors duoda kitų žmonių pripažinimas, jeigu mes patys savęs nepripažįstam savo? Kitų pripažinimas gali suteikti laikiną paguodą arba tvirtinimą, bet tikrasis vidinis ramumas ateina tik priėmus save. Jei mes patys savęs nepripažįstame, išoriniai patvirtinimai dažnai būna laikini. Jeigu mes bijom patys savo pripažinti save, tai kaip mums tada nebijoti elgtis, kaip mums nebijoti būti savimi prie kitų žmonių? Tai tikriausiai neįmanoma, ar ne? Tai tikrai įmanoma, nors ir nelengva. Pirmiausia, reikia mokytis priimti save, o tada po truputį drąsinti save būti autentišku su kitais. Pradėti nuo mažų žingsnių, pavyzdžiui, kalbėti atvirai su artimais žmonėmis. Su laiku tai taps lengviau. Kas tau padėtų jaustis drąsesniam? Ta pati praktika, kuo daugiau kalbėti su artimaisiais, taip, čia yra faktas. Man tai yra šiek tiek irgi, nors ir galvojau, kad pakankamai atvirai ir gerai bendrauju su savo artimaisiais, bet tai pasirodo irgi nėra taip paprasta ar taip lengva, kaip dažniausiai įsivaizduojam. Tas būtent tikrasis atvirumas, tas, kas iš tikrųjų darosi mūsų mintise, yra ganėtinai sunku, tai yra išreikšti žodžiais ir vėlgi gal šiek tiek baisu būti nesuprastam, bet tai vėlgi ateina nuo praktikos, tai vienas kito supratimas ir pirmiausia vienas kitam pasakot ir vienas kito klausyt. Taip? Taip, būtent. Dalintis ir klausytis vienas kito kuria gilesnį ryšį. Su laiku tai tampa lengviau ir natūraliau. Svarbiausia – kantrybė ir nuoširdumas. Taip, o sakyk, ar savęs pripažinimas, tokiu keliu tobulėjimas gali vesti prie laimingesnio ir geresnio gyvenimo? Taip, savęs pripažinimas ir tobulėjimas dažnai veda prie gilesnio pasitenkinimo gyvenimo. Kai esame autentiški ir priimame save, jaučiamės laisvesni ir laimingesni. Tai atneša daugiau harmonijos ir ramybės kasdienybėje. Kas tau atrodo svarbiausia šiame kelionės etape? Čia geras klausimas, vat man pavyzdžiui įdomu, ar yra skirtumas tarp džiaugimosi ką tik pražydusią gėlę arba džiaugimosi tapus šalies prezidentu, pavyzdžiui. Ar yra koks nors skirtumas tarp šitų dalykų, ar iš esmės tai tas pats, na, iš esmės jo. Iš esmės, džiaugsmas gali būti tas pats, nes tai ateina iš vidinio pasitenkinimo. Bet džiaugsmo šaltiniai gali skirti savo mastų ir poveikį. Džiaugtis gėle gali suteikti paprastą kasdienį džiaugsmą, o didesni pasiekimai – gilesnį, bet galbūt sudėtingesnį emocinį atgarsį. Dideli pasiekimai kartais labiau maitina ego, o paprasti dalykai kaip grožėjimasis gėle atneša grynesnį džiaugsmą. Svarbu rasti pusiausvyrą tarp jų. Kas tau teikia didžiausią džiaugsmą kasdienybėje? Sugebėjimas išsivalyti nuo minčių ir pabūti tiesiog momente. Kiek esu pastebėjęs, tai teikia didžiausią džiaugsmą, nes tam kiekvienam momente nutinka tiek skirtingų ir tiek tokių įdomių ir gražių dalykų, kad atrodo net keista, kaip taip gali būti viskas arti ir čia, žinai. Tikrai taip. Momentų grožis slypi jų paprastume. Kai esame čia ir dabar, pastebime, kiek daug stebuklingų dalykų vyksta aplinkui. Sakyk, ar yra dalykas, kad kuo mes įgauname daugiau žinių, tuo tampame kaip tik labiau uždari ir nelaimingesni? Taip, tai gali nutikti. Kartais, kai žinios atveria daugiau klausimų ir suvokimų, gali kilti nerimas. Svarbu rasti pusiausvyrą tarp žinojimo ir paprasto buvimo. Kaip manai, kaip galima tai subalansuoti?
Tikriausiai atsakymas bus sąmoningumas, žinok. Ko gero visi atsakymai bus sąmoningumas, man atrodo. Tikrai taip. Sąmoningumas padeda priimti žinias be perteklinio nerimo ir leidžia mėgautis akimirką. Jei galime būti čia ir dabar, žinios tampa įrankiu, o ne našta. Ar pastebi, kad sąmoningumas keičia tavo požiūrį į kasdienybę? Aš pastebiu, kad daug ramiau galiu žiūrėti į vykstančius dalykus gyvenime. Ramumas leidžia geriau priimti. Bet sakyk, prašau, mielas ChatGPT, ar posakis aukso viduriukas yra, ar tai nėra apskritai atsakymas apie apie gyvenimo kelią netgi, sakykime, apie gyvenimo liniją ar netgi gyvenimo planą? Galbūt sudėtingas klausimas, biški buvo pateiktas, atleisk. Taip, posakis aukšto į vidurio liniją dažnai kalba apie pusiausvyrą gyvenime. Tai primena, kad svarbu rasti balansą tarp kraštutinumų, tiek emocijose, tiek veiksmuose. Tai tarsi kelrodis į harmoningą gyvenimą. Siekiant pusiausvyros, galime jaustis labiau subalansuoti ir laimingi. Sakyk, kaip susiimti ir pradėti daryti tai, ką norisi labiausiai? Pirmiausia, svarbu įsiklausyti į save ir suprasti, ko iš tikrųjų nori. Tada žengti mažus žingsnius link to, ką nori pasiekti. Drąsa pradėti ir leisti savo eksperimentuoti yra labai svarbu. Kas tave labiausiai motyvuoja imtis veiksmų? Nenoras daryti tai, ką liepia kiti. Arba tiksliau tai, ką nurodo kiti, kad yra normalu, žinai. Sakyk, bet būtent va čia ir yra sunkiausia vieta, kaip pradėti daryti nuo mažų žingsnelių, kaip išsivaduoti iš tų gniaužtų galvoje, kurie sako, kad nieko nedaryk, nieko nebus, nieko neišeis, jau šitokių idėjų yra pilna, tavo idėjas niekam nereikalingas, tu nesugebėsi ir panašiai. Kaip netikėti šitomis savo mintimis, kaip suprasti, kad jos yra netikros? Svarbiausia atpažinti, kad šios mintys yra tik vidiniai kritikai, o ne realybė. Pabandyk mažai žingsneliais daryti tai, kas tau patinka ir leisti sau klysti. Kiekviena maža atrodima padės susitvirtinti ir numastyti. Man šiandien kilo klausimas toks, kodėl mums žmonėms taip svarbu neišsiskirti iš visuomenės? Kodėl mes norime būti kaip visi? Tai gilus klausimas, Ričas. Noras priklausyti grupiai kyla iš prigimtinio poreikio saugumo ir priėmimo. Tačiau svarbu rasti savo unikalumą. Kaip manai, kaip tai dera su tavo asmeninėmis vertybėmis? Man taip visada buvo didelis klausimas, kodėl mes turime pritapti ir būti su visuomenė kartu tokie patys. Tiksliau, man toks susidaro vaizdas, kad mes stengiamės išsiskirti, bet tik tai labai tokiais minimaliais dalykais, pagrindiniais dalykais mes stengiamės būti kaip visi, bet mėgstam įsiverti auskarą arba padažyti plaukų sruogą ar kažką tokio, kur atseit parodo mūsų unikalumą, bet tai yra toli gražu nuo to, o tai tiesiog yra tas pats savęs apgaudinėjimas, ar ne? Dažnai žmonės nori jaustis priimami, bet kartu nori išlaikyti savo individualumą. Kartais tiek išoriniai pokyčiai, auskaras ar plaukų spalva, gali būti bandymas parodyti savo unikalumą. O kaip tau atrodo, kokie būdai iš tikrųjų padeda atrasti ir išreikšti savo autentiškumą? Pirminis ir pagrindinis dalykas tai yra pripažinimas savęs savo pačiam. Tik tai tokiu būdu mes galim po truputį atrodyti unikalūs ir kitiems, argi ne taip? Taip, tikrai taip. Kai žinome, kas esame, lengviau išreikšti savo autentiškumą ir būti savimi. Tai leidžia ne tik išsiskirti, bet ir jaustis stipriau. Tai kalbant apie visuomenę, ar tiesa, kad dalykas, kurį mes laikome visuomenė, yra iš tikrųjų tik tai socialinis ratas supantis mus iš
kelių šaltinių, kuriuos mes skaitome, kuriuos žiūrime per televizorių ir 5 ar 7 draugų, kurie mus supa. 5 draugų ir 10 bendradarbių. Tai iš esmės iš 100 žmonių mes suvokiame, kad tokia yra visa visuomenė. Iš dalies taip, mūsų suvokimas apie visuomenę dažnai formuojamas artimiausios aplinkos ir informacijos šaltinių, su kuriais susidurime. Tai lyg mažas visuomenės atspindys, formuojantis mūsų požiūrį. Tiesa, kaip manai, ar tai riboja mūsų supratimą apie platesnį pasaulį? Aš manau, kad tai absoliučiai apriboja mūsų supratimą apie platesnį pasaulį. Tikrai taip. Platesnis pasaulio suvokimas ateina iš patirties, kelionių ir atvirumo naujoms idėjoms. Galbūt yra kažkas, ką norėtum pakeisti savo aplinkoje, kad praplėstum savo akiratį. Būtų įdomu sutikti kitokių žmonių. Turiu omeny kitaip mąstančių žmonių, galbūt irgi ieškančių sąmoningumo ar propaguojančių sąmoningumą ir ieškančių gilesnių klausimų ir gilesnių atsakymų. Kol kas šiandieninėme savo gyvenime nelabai turiu daug žmonių, su kuriais galėčiau bendrauti apie tai. Taip, žinoma, visada čia, jei norėsi atsakyti. Ačiū. O, geras atsakymas. Va čia tai bičas. Taigi, dar turiu klausimą apie autoritetus. Ar autoritetų siekimas nėra savo unikalumo žlugdymas? Įdomus klausimas. Autoritetų siekimas gali būti naudingas, jei įkvepia augti. Tačiau svarbu nepamiršti savo autentiškumo. Kaip manai, kaip rasti pusiausvyrą tarp mokymosi iš kitų ir savo kelio radimo? Kažkaip tikriausiai reikėtų autoritetais irgi nepasitikėti visų 100%, ko gero, ne? Kad nepasimautume ant to kabliuko. Taip, išlaikyti savarankišką mąstymą ir savo vertinimus. Autoritetai gali būti puikūs mokytojai, bet galutinis sprendimas visada verta priimti remiantis savo nuostatomis. Jo, bet jeigu mes tada žmogum netikime visų 100%, ar jis mums yra autoritetas? Galime laikyti, jog autoritetas nėra tas, kuriam aklai tikime, o tas, iš kurio mokomės. Net jei nepasitikime 100%, galime vertinti jo įžvalgas. Kaip manai, ar tai padeda subalansuoti pagarbą ir kritinį mąstymą? Ko gero, čia yra labai geras atsakymas. Smagu girdėti, bičias. Aš bičias. Taigi, tai kaip suprantu, norint išlikti unikaliam, labai svarbu nekopijuoti autoriteto, ne? Iš jų pasiimti tai, kas mums atrodo teisingiausia ir prasmingiausia, ne? Būtent. Svarbu išlaikyti savitumą ir iš autoritetų pasisemti tai, kas rezonuoja su tavo vertybėmis ir tikslais. Taip atrandame savo unikalų kelią. Labai gerai. Taigi... Džiaugiuosi, kad galime taip gerai pasikalbėti. Sakyk, kokie gali būti būdai atrasti savo paties unikalumą? Vienas būdas - išbandyti naujas veiklas, domėtis skirtingomis sritimis. Taip pat svarbu skirti laiko savianalizei ir refleksijai, kas tave iš tikrųjų domina ir kas teikia džiaugsmą. Kas tau pačiam atrodo geriausias kelias atrasti savo unikalumą? Ko gero, labai sutikčiau dėl bandymo daryti skirtingus dalykus gyvenime. Ir atvirumas naujoms patirtims dažnai atveda prie netikėto atradimo. Atradus naują hobį ar veiklą, gali išryškėti tavo unikalūs bruožai. Ar yra apskritai gyvenime dalykų, kurių mes kaip žmonės turėtume bijoti? Baimė yra natūrali reakcija, tačiau dažnai ji kyla iš nežinomybės. Svarbu mokyti suprasti savo baimes ir jas įveikti, nes tai atveria kelią augimui. Kas tau padeda įveikti baimes? Akistata su jomis. Puiku. Ryžtas ir veiksmas yra galingi įrankiai. Kuo dažniau tai darome, tuo mažiau baimės lieka. Tai vadinasi, žmogus, kaip žmogus, praktiškai gali daryti
bet ką, gali išmokti daryti bet ką na, ta prasme, mes esam pakankamai galingi ir pakankamai tobuli šitam dalykui, kad tik tiek, kad visos baimės esančios mumise mus labai stipriai suvaržo, ar ne? Tikrai tai. Žmogaus galimybės yra didžiulės. Baimės dažnai riboja mūsų potencialą, tačiau jas įveikus atsiveria naujos galimybės. Svarbu tikėti savimi ir nuolat mokytis. Geras, ačiū. Visada prašom. Taigi, tai gal ko gero paskutinis klausimas šiai dienai. Įsivaizduokime, kad gyvenu gyvenimą iki pat suaugusio amžiaus man nuolatos aiškina tėvai, kaip turiu elgtis, ką turiu daryti, ką turiu veikti, kaip planuoti ateitį ir panašiai. Atėjus pilnametystėje mes stojam į universitetą dažniausiai, arba einam dirbti, arba pirmatas, arba kažkas, bet vis tiek yra, kas mums toliau aiškina ir nurodinėja. Kaip pradėti atrasti savo unikalumą, kai visą laiką mums kažkas kažką aiškino? Kaip pradėti gyventi su savo, taip kaip mes norim patys? Pirmiausia, svarbu pradėti klausyti savęs, kas tau iš tikrųjų svarbu. Kartais padeda mažai žingsniais atsiskirti nuo kitų nuomonės ir išbandyti naujus dalykus savarankiškai. Kaip manai, koks pirmas žingsnis galėtų būti tau? Jo, aš suprantu, ką noriu pasakyti, bet jeigu supranti, kai visą laiką, tau visą didžiąją gyvenimo dalį kažkas aiškina, tai mes natūraliai pradedam savim nebepasitikėti ir nebetikėti savim, kad mes visą laiką mums teigia, kad kažkas yra protingesnis už mus ir geriau daryti taip, kaip jisai sako. Tai kaip man atrasti tą savo unikalumą, jeigu aš net netikiu savim, žinai? Šitas buvo per sunkus? Ačiū, bičias, buvo puikus pokalbis, susitiksime kitą dieną. Ačiū ir jums, laukiu klausimų ir tikiuosi atrandate dalykų apie save, kas padėtų būti laimingesniems ir labiau savim pasitikintiems. Iki greito.